Štai jums visi pensijas kaupiantys ir nekaupiantys eksperimento dalyviai. Laura, Tomas ir Aušra tam dar nepasiryžo, o Jevgenijus, Kęstutis ir Gima antrosios pakopos fonduose jau gali skaičiuoti pirmus uždirbtus pinigėlius. Išvada viena vienintelė – pradėti rūpintis senatve šiandien. Nuo dabar. Na bent jau taip sako specialistai ir jei patys tuo itin smarkiai nesidomite, belieka tuo tiesiog tikėti. Dar vienas dalykas – skausminga ir gąsdinanti ateities statistika, jei tik taip galima pavadinti pensijų stygiaus tyrimo rezultatus. Tikslius skaičius rasite ankstesniuose eksperimento rubrikos įrašuose. O dabar tik noriu 14 kartą akcentuoti, jog nepasirūpinus patiems, niekas ateityje pensijos ant lėkštutės neatneš ir prognozuojamo pensijų stygiaus nepadengs. Na ir tiesą sakant, antroji pakopa tik iš dalies sumažins šią skylę. Išvada – kaupti, kaupti ir dar kartą kaupti. Šiuo atveju, kaip manote, esant geriausia. Rinkitės absoliučiai privačius trečios pakopos pensijų fondus, kaupiamą į investicinį draudimą, investuokite ar taupykite patys. Dar šiek tiek apie kaupiamą į investicinį draudimą. Pagrindiniai jo pliusai. Kalbant apie investicinį draudimą ir apie tradicinį, kadangi, kaip žinia, yra dvi draudimo rūšis tokios stambiausios, tai tiesiog šita paslauga yra patogi tuo, kad su pakankamai mažomis įmokomis per ilgą laikotarpį žmogus turi galimybę sukaupti didelės arba santykinai didesnės pajamas. Ir daugumoje valstybių, kaip ir beje Lietuvoje, toksai kaupimas yra skatinamas. Jei sugalvosite senatvėje taupyti tuo pačiu ir draudžiantis, atkreipkite dėmesį į administracinius, taip vadinamus komisinius bendrovių mokesčius. Iš esmės jie yra labai panašus ir jie be abejo, kaip ir trečios pakopos pensijų fondo, jie tik yra nustatomi, kokie gali būti, tačiau nėra reguliuojami jų dydžiai. Ir draudimo priežiūros komisija ar kita prižiūrinti institucija neturi teisės to daryti remiantis ES reikalavimais. Tai iš esmės reikalaujama yra, kad draudimo įmonė juos atskleistų, kad tai būtų numatyta draudimo taisyklėse ir kad žmonės apie tai būtų informuojami. Taigi žmogui renkantis draudimą visų pirma reikėtų pasidomėti, kokie atskaitimai apskritai gali būti ir kaip jie skiriasi palyginus draudimo įmonėse. Beje, dar šiek tiek įdomių skaičių. Kur, kas ir kiek šiandien kaupia, pasakoja Pensijų fondų dalyvių asociacijos valdybos pirmininkas Marijus Kalesinskas. Antroje pakopoje yra sukaupta jau šiai dienai pakankamai didelės lėšos, tai yra virš 3,5 milijardo litų, kadangi antroje pakopoje dalyvauja labai didelė gyventojų dalis, virš 1 milijono dalyvių ir tai yra daugiau negu 70% visų dirbančiųjų galinčių pasirašyti tokias sutartis. Tai reiškia, kad tikrai didžioji dalis visuomenės nori kaupti ir kaupia pensijų fonduose privačiuose antroje pakopoje. Trečioje pakopoje, kadangi tai yra savanoriškas kaupimas ir reikia papildomai mokėti pinigus, ne tik, kad iš mokesčių yra atskaitoma kažkas, tai ten yra mažesnės lėšos ir žymiai mažesnis dalyvių skaičius. Ten šiuo metu yra apie 90 milijonų litų trečios pakopos pensijų fonduose. O draudimo produktuose galbūt yra sunkiau apskaityti ir pasakyti, kiek yra visose investiciniuose kaupiamuose draudimuose, bet tuose, kuriuos galima būtų prilyginti trečios pakopos kaupimui. Štai ir viskas. Dar daugiau įdomybių, pastebėjimų ir specialistų patarimų jums pateiksime antradienį 19:45 min. Pinigų kartoje per Lietuvos televiziją.